Jūs klausotės pasakos Nesutramdomas kaklaraištis. Mano tėtis turėjo tokį geltoną kaklaraištį, kurį buvo paveldėjęs iš savo tėčio, taigi mano senelio, o šis iš savo tėčio, taigi mano prosenelio ir taip toliau ir be pabaigos. Žinoma, kažkuris iš mano prosenelių turėjo būti pirmas jį rišėjęs, tačiau tai buvo taip seniai, kad niekas nebeprisiminė kuris, o ir nesuko savo galvos. Aš labai mėgau tą kaklaraištį, nes tėtis jį rišėdavo griežtai tik sekmadieniais arba per gimtadienius. O sekmadieniai ir gimtadieniai reikšdavo, kad eisime valgyti bandelių su varške, arba kad važiuosime žiūrėti kino, arba kad aš gausiu kokią mažą mielą dovanėlę. Labiausiai už viską aš norėjau paveldėti tą kaklaraištį, bet bėda buvo ta, kad buvau mergaitė, o mergaitės, kaip žinia, neryši kaklaraiščių. Bet kol neturėjau nė vieno brolio, slapčia tikėjausi, kad tas kaklaraištis vis tik atiteks man. Aš jį ryšėčiau irgi tik sekmadieniais ir per gimtadienius. Svajodavau, kaip jis plevėsuoja man po kaklu, dviračiu minant į artimiausią pyraginę valgyti bandelių. O visi, ką pralenkiu, šypsosi man, išvydę tokį ryškų geltoną kaklaraištį. Vieną dieną mano tėtis atsikėlė labai išsiblaškęs. Virdamas mamai kavą, išpylė ant grindų cukrų, pamiršo pašerti mūsų katę, o valgydamas kiaušinius išsitepė kelnes majonezu. Viskas, gana! Ryžtingai atsidusęs trinktelėjo kumščiu per stalą jis. Tokią dieną gali išgelbėti nebent geltonasis kaklaraištis. Bet tėti, nustebau aš, juk šiandien antradienis, tau reikia į darbą, man į mokyklą, o mamai į kirpyklą. Na tai kas, numojo ranka tėtis. Tokią dieną geriau jau visai neiti į darbą, o tai dar mane atleis. Jau geriau užsirėšiu geltoną kaklaraištį ir visi turėsime gražią dieną. Mama paskambino į mokyklą ir į kirpyklą pranešti, kad mudvi truputėlį apsirgom. Tėtis nuo kelnių nusivalė majonezą, užsirišo kaklaraištį ir tarė: renkitės, važiuojame į parką. Buvo šiltas ir saulėtas antradienio rytas. Parke beveik nė vieno žmogaus. Na žinoma, juk visi darbuose ir mokyklose, tik mano šeima, kaklaraiščiui leidus, vaikštinėja savo palei upę ir valgo ledus. Man buvo taip linksma ir gera, kad įsidrąsinusi paprašiau tėčio, gal galėčiau pasimatuoti jo geltonąjį kaklaraištį? Suraukė antakius jis ir jau išsigandau, kad tikrai neleis. Bet po trumpos valandėlės pamąstęs tarė: na, kad jau šiandien laužome visas taisykles, tai gal nieko blogo nenutiks, jeigu sulaužysime ir šitą. Ir jis ištiesė kaklaraištį man. O kokią taisyklę mes sulaužysim, tėti? Na, jokia mergaitė niekada nėra jo ryšėjusi. Ir pamenu, senelis man sakė, kad taip lygtais ir negalima, bet ką jau, užsirišk ir pamatysime patys, kas bus. Ir kasgi čia jau tokio gali nutikti, išsišiepusi galvojau aš ir nurijusi paskutinį kąsnelį ledų, perėmiau kaklaraištį į rankas. Jis kvepėjo tėčiu ir sekmadieniais. Medžiaga maloniai šiugždėjo tarp pirštų. Tik aš, žinoma, visiškai nemokėjau jo užsirišti. Mama, priėjusi iš už nugaros, padėjo man,
O visa ceremonija atrodė tokia iškilminga ir jaudinanti, kad net užsimerkė už pagarbos. Na štai, viskas, patapšnojo per petį man mama. O tau, žiūrėk, gal visai ir tinka? O tada jūs nieku gyvu nepatikėsite, kokie keisti dalykai pradėjo man dėtis. Kaklaraištis, pagautas vėjo, pakilo man virš galvos ir kaip koks helio balionas timptelėjo mane į orą. Aš puoliau kartu paskui jį šokinėti ir kuo stipriau pašokdavau, tai tuo stipriau ir kaklaraištis šviesteldavo mane vis aukštyn. Ei, tik labai toli nenuskrisk. Išgirdau iš apačios šaukiant tėtį, bet aš paskutinį syk stipriai atsispyrusi nuo žemės, jau skridau tarp medžių viršūnių virš parko. Hei, šiandien sekmadienis! Šaukiau visiems iš viršaus ir niekaip negalėjau nustoti kvatotis. Skraidžiau visur, kur tik kaklaraištis mane nešė. Neliko nieko kito, kaip tik sekti paskui jį, bet tai buvo nepaprastai linksma. Galiausiai nuo tiek juoko man paskaudo pilvą ir panorau nusileisti žemyn pailsėti, bet dabar kaklaraištis užsigeidė įsipinti tarp eglės šakų ir aš likau tupėti pririšta prie jo medyje kaip kokia beždžionėlė. Nagi, atsipainiok. Pirštai man vėlėsi tarp spyglių, sakų ir kaklaraiščio. Atrodė, vos išnarplioju vieną mazgelį, iš karto atsiranda kitas. Iki šiandien negaliu suprasti, kaip tas kaklaraištis sugebėjo šitaip susipainioti. Galiausiai, kai jau buvau visai praradusi viltį, į eglę manęs išvaduoti užlipo tėtis. Matai, panelė, koks nesutramdomas tas kaklaraištis. Tėti, kaip gerai, kad tu čia. Aš jau privargau su juo, na ir kodėl jis manęs taip neklauso? Tėtis pradėjo narplioti kaklaraištį ir mačiau, kad jam puikiai sekasi. Dar minutėlę ir būsiu laisva. Kadaise kaklaraištis neklausė ir manęs, nusišypsojo tėtis. Pamenu, užsirišęs jį, šokdavau mieste iki pat ryto, o kitą dieną vėluodavau į paskaitas. Ir jis tyliai nusijuokė, o man patiko įsivaizduoti jauną tėtį šokantį mieste iki pat ryto. Bet tada po truputį jį nuraminau, sutramdžiau ir ėmiau ryšėti tik sekmadieniais ir per gimtadienius. Tada jis irgi pradėjo manęs klausyti ir nebekrėtė šunybių. Tėti, staiga viską supratau aš, juk šiandien antradienis, gal todėl kaklaraištis mums krečia tokius pokštus? Labai gali būti, palingavo galva tėtis. Bet tai, kad jis krečia pokštus tau, reiškia, kad esi teisėta kaklaraiščio paveldėtoja. Šiandien mes tai išsiaiškinom, o dabar duokš man ranką, lipame nuo šito medžio žemyn. Lipdama žemyn jaučiausi kaip besileidžianti į naują pasaulį. Man net svaigo galva, gal nuo aukščio, o gal ir nuo naujienos, kad esu verta paveldėti geltonąjį kaklaraištį. Šiaip ar taip supratau, kad su juo lengva nebus ir paskutinį kartą pagloščiusi pirštų galiukais kol kas atidaviau tėčiui. Ačiū, tėti, tu turėsi mane pamokyti, kaip jį sutramdyti. Prašom, dukrelė, išmoksi pati, kai ateis laikas, o dabar laikas bandelių su varške. Mama apačioje truputį susijaudinusi laukė mūsų ir kai pamatė, kad viskas gerai, su palengvėjimu atsiduso. Dabar visi kartu važiavome į pyraginę valgyti bandelių. Ir turiu pasakyti, kad antradienio rytą keptos bandelės su varške dar niekada nebuvo tokios skanios, minkštos ir šviežios.